Sveikinuosi aš, Mindaugas Gardziauskas, ir šiandien darau tokią mini make pamokėlę. Tai būtų lietuviškai pasigaminimo pamokėlė. Taigi, kadangi artėja mamyčių diena, taigi aš parodysiu, kaip pasigaminti štai tokią. Na, nežinau, gal jums gausis geriau, bet man gaus taip. Čia kaip per gėlytę galite pasidaryti rožį, jeigu jūs aišku mokot, žinot kaip daryti. Gal žinot šitą būdą? Štai padariau iš servetėlių. Ir jeigu norite sužinoti, kaip tai padaryti, prašome žiūrėti taip. Tai toliau labai lengva iš tikrųjų. Ir žiūrim, ko mums reikia. Mums reikės pagaminti gėlytį. Žirklių, paprastą pieštuką arba flomasterio, formelės. Na, jūs pasidarykit su paprasčiausiu skriestuvu. Neskreipkite dėmesio, aš iš popieriaus pasidariau. Einam toliau. Segtuvą. Būtinai segtuvas. Ir reikalingiausia priemonė yra servetėlė. Na, jeigu pas jūs yra 4 sluoksniai servetėlės, nebūtina tokios didelės. Pagal jūsų formą priklauso. Jeigu jūs nenorit, kad aš biškį toliau padarau. Ir viskas priklauso iš tikrųjų nuo jūsų. Na, būtinai pasiimkite 8 sluoksnių, kad būtų, nebūtinai. Jeigu yra 4, tai pasiimkite dar vieną, sudėkit vieną krūvą. Taigi, pradėsim. Pirma, ką reikia padaryti, tai pasiimti segtuvą ir pasistengti į patį vidurį. Nueiti su segtuvu. Ir susekti. Spauskit stipriau, štai, kad persegtume visas servetėles. Tai vat, štai kaip turi atrodyti. Aš čia nesisekiau. Tai vat. Žiūrim, ką toliau daryti. Sekantis dalykas, tai reikia matot, susegimą. Imkite tą gražią pusę, o ne kur subadyta. Imkite šitą vietą. Ir stenkitės kaip nors ant vidurio, kažkur to vidurio užsidėti platformą. Štai. Ir apsibrėžkite. Kaip apsibrėžkite, laukit mano kito etapo. Na štai, nusibrėžiu, matote tokius griuvelius, tai čia nieko tokio. Iš tikrųjų, tai vat. Brėžkite nelabai stipriai, kad jūs matytumėt. Taigi, sekantis etapas. Reikia iškirpti tą vietą. Taigi, aš prasuksiu, kad jų užknistų. Na va, aš išsikirpau. Štai kaip turi atrodyti. Na, daugiau įrankių jokių nebeprireiks. Tiesiog reikia šitos vietos. Taigi, einame toliau. Dabar, ką reikia daryti, pasiimate po vieną sluoksnį. Ir galite stengtis, aš tai belim kaip sulamdysiu. Čia visiška pabaiga. Gal pirmasis ir bus sudėtingiau padaryti, bet mes kadangi darom mokyklai tokias 15 reikės daryti. Mes darom iš 2, tai aš kaip įsivažiavau, tai tikrai lengva. Matot, čia taip gaunas. Čia galite prisiraštos, kaip jūs norite, iš tikrųjų. Grūskit galite pelenkaip, kaip aš. Grūskit va taip, vieną vietą. Stengtis tenais. Jūs dar aišku galite ir apsikarpyti. Aišku, jeigu ten turit banguotą žirklės, tai galite išsikirpti ir šitą dalyką. Na, šitą valų. Ir su tom žirklutėm. Na, kokių turit žirklių, tokiom galite ir nesugraibau. Va, paėmiau. Kartais sluoksniai gali būti jie susikibę vienas su kitu, bet tai ne bėda. Va, tada
viską už šitą galą laikot, stipriai laikykit. Viską ilgarsiu. Bet matot, jau gražiai visai galas, ar ne? Gal jums sakau, gražiau gausis, man tai čia ne visai. Jau matot, kad taip laikosi, tai vat, ką daryti? Nu, dar galite laikyti taip, ne? Ir taip, visai patlenkinėt. Na štai. Na, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Mindaugas Gardiauskas.